Ieškai motivatoriaus, mentoriaus, turi daug klausimų ir nežinai, ką pasirinkti? Tuomet ši pokalbių laida kaip tik skirta tau. Labas, sakau tau ir ačiū, kad pasirinkai klausyti mano pokalbių laidą Kaip galiu padėti sau. Šiandienos dienos svečias iš tikrųjų, kaip ir sakau, su kiekvienu labai įdomu, bet iš tikrųjų mūsų patiek daug įdomių žmonių, kaip ir kažkada minėjau, kad didelė pasiūla mentorių, mokytojų, ar ne, labai visi įdomus, labai viską daug žada, bet šį kartą ši tema bus labai aktuali ir man, nes tai liečia berniukus, paauglius, o jūs turbūt jau žinote, kad aš turiu 2 sūnus ir man tai labai aktualu. Čia mano katinas už nugaros. Tai ką, pristatau jums su malonumu Edvinas Rupšys. Tai yra Vyrų kalvės akademijos mentorius. Labas, Edvinai. Labas. Aš dabar ieškojau, žinai, apsižvalgiau savo katinų, pagalvojau, gal aš irgi su katinu čia dabar ant kelio atsisėsiu. Būtų smagu. Tai Edvinai, ar gali truputėlį papasakoti, kas yra vyrų kalvė? Apie ką čia? Galima keliais pjūviais atsakyti šitą klausimą ir aš galiu pradėti nuo to, kaip susikūrė vyrų kalvė. Kai susikūrė vyrų kalvė, aš ką veikiau dar, aš buvau kariūnas karo akademijai, nes vyrų kalvę tokią kaip tėčių ir sūnų stovyklą sukūrė Mindaugas Vidugiris prieš 8 metus. 8 metai atgal. Šiandien dieną tai yra vis dar erdvė tėčių ir sūnaus stovyklom, jų tarpusavio ryšiui kurt, bet tai perkopo į dar vieną papildomą lygmenį, tai yra mes dirbam su paaugliais vaikinais 14-18 metų trukmės neformalaus ugdymo programų. Tai čia jeigu taip techniškai labai paprastai sakant, o šiaip esmė pačios Vyrų kalvės akademijos, tai pirma yra užaugint kartą vyrų, kurie nebijo prisimti atsakomybės pirmiausia už save, tada, kai moka prisimti atsakomybę už save, gali mokytis pradėti prisimti atsakomybę už savo artimą žmogų, už savo šeimą, kai išmoksta už tai, gali už kažką daugiau. Dabar mes tarsi stebiu dažnai visuomeniai apverstą piramidę, kad daugybė vyrų, kaip pasakytų tam tikrie psichologai, veikiau berniuko psichikoje dar likusių jaunuolių, kurie bando prisimti atsakomybę už daug kitų žmonių, dar pirmiausiai neprisėmė atsakomybės už save patį, už savo mintis, už savo žodžius, poelgius. Tai va, toks dalykas. Ir čia yra vienas dalykas. Kitas dalykas, tai parodyti jaunuoliams, kas yra tikras ryšys, tikra draugystė. Nes dabar, kai mes gyvenam labai tokiais įnykiais social media laikais, tai yra labai iš vienos pusės geras dalykas, mūsų suartina, padarė didesnę technologinę raidą, tačiau yra ir kita viso to pusė, ta tokia nematoma, kai mes matom, kad daug jaunų vaikinų ir merginų atitolsta viens nuo kito, atrodo, kad šitas dalykas mus labai suartino, bet iš kitos pusės vidiniais dalykais labai atitolina. Ir Vyrų kalvės akademija tai yra vieta parodyti vaikinam, kad tai, pro ką jie eina savo gyvenime, pro visokiausias nesėkmes, pro feilus, pro nusivylimus ir pro džiaugsmus ir taip toliau, jie neina pro ten vieni, kad yra aplinkui dar žmonių, kurie pro tą patį eina ir kad jiems tampa daug lengviau gyventi, kai jie su savo visu tuo džiaugsmu ir nerimu viduj turi terpę ir turi tokį ryšį, kuriame gali dalintis visu tuo. Tai čia yra kitas dalykas. Ir trečias dalykas, tai yra vieta paaugliam gauti mentorystę. Mentorystę, ką jie nori veikti šitam pasaulyje. Mes Vyrų kalvės akademijoje labai daug suteikėm platų pasirinkimą veiklų per patyrimus, kad vaikinai galėtų pamatyti šiek tiek daugiau negu pasaulis, kurį jie žinojo jau prieš tai. Ir tada jie automatiškai gyvenime pradeda matyti dalykus kitaip. O, va, šitokioj situacijoje aš ilgiuosi taip, šitokioj taip ir panašiai. Tai čia yra vienas dalykas, ką mes darom. Tai metų trukmės neformalaus ugdymo programa paaugliam vaikinam. Aišku, dar dirbam ir su tėvais tai programai. O šalia to, nuo ko ir prasidėjo Vyrų kalvė,
tuos 8 metus atgal tai buvo tėčio ir sūnaus stovyklos. Ir tai yra Mindaugo Vidugirio, mano mentoriaus, mano mokytojo, draugo labai gero mintis, idėja. Ir tai buvo vieta, kur tėtis ir sūnus vienas kitą atranda iš naujo. Nes irgi mes stebim ir mano tokia patirtis yra, kad tėčio ir sūnaus ryšys yra laikomas labai savaime suprantamų dalykų, kuris turi tiesiog atsitikti savaime, bet savaime dalykai neatsitinka. Mes stebim tokį palikimą, kuris ateina iš nepriklausomybės atgavimo laikų, kada tėčiai turėjo labai svarbią užduotį parnešti duonos ant stalo, pasirūpinti stogu virš galvos ir padaryti, kad mūsų tiesiog šalis augtų ir atsistotų ant kojų. Ir jie turėjo sumokėti tą kainą, kad mes turėtume dabar tai, ką turim, ir automatiškai laiko vaikų ugdymui, užsiėmimui daug nebuvo. Dabar mes tą prabangą turim, tačiau dažnai šeimoje tai yra pamiršta ir tėčiai vis dar mano, kad dažnas tėtis, ne visi, vis dar mano, kad pasirūpinimas sūnum tai yra irgi, ar dukra parūpinimas stogų virš galvos, maisto ant stalo, bet tai yra daugiau nei tai. Tai mes sukūrėm erdvę jiem pamatyti viens kitą iš naujo, atrast ir pamatyti viens kitą visokį. Susipažinti iš tikrųjų. Susipažinti už tiesiog kasdieninių darbų, kasdieninių užduočių rėmų, o pamatyti viens kito vidų. Koks iš tikrųjų mano tėtis yra. Kaip jis feilino gyvenimą, kas jam buvo skaudu. Kaip jis jautėsi, kai jį pirmą kartą gyvenime paliko. Kaip jis jautėsi, kai jis kažką paliko ir įskaudino. Visos tos istorijos ir panašiai. Tai va, tokie 2 plėmai labai trumpai. Paaugliai ir tėčiai ir sūnai. Tai yra metų laikotarpio visas šitas projektas. Tai yra ilgas laiko tarpas. Dažniausiai siūlomos programos būna iki 10 dienų. Ką per metus laiko jūs ten veikiat? Ką mes veikiam. Vyrų kalvės akademija yra grįsta patirtinio ugdymo principais. Mes tikrai nesėdim suolose ir tikrai nesimokom. 90% mūsų laiko yra būtent patirtys ir patirtiniai užsiėmimai. Tai kai vaikinai atvyksta į stovyklas, kurios būna 5 per metus dienos patyrimus, kurie būna 5 kartus per metus ir kas savaitę visus metus sutinkam online ir ten dar šalia visokių paskaitų būna ir taip toliau, tai mes patiriam daug dalykų, einam žygius, kuriam laužus, einam per visokius emocijų ratus, tiesiog labai daug įvairiausiais kampais patiriam dalykų ir aš negaliu atskleisti būtent programos, kaip mes ugdom jiem vertybinį stuburą, pasitelkdami tam tikrus metodus ir priemonės, kurios nebūtinai yra patogios, jos iš tikrųjų nėra patogios, jas tai yra nepatogu, tačiau augimas bet kokiu pavidalu jis yra nepatogus procesas, nes skatina mus išeiti iš to, kokie mes esam dabar, tam, kad galėtumėm atsidurti ir būti ten, kokiais norim būti. O atstumas nuo čia iki čia, jis yra skausmingas, jis nėra patogus, kad jį nueiti ir visos patirtis jos nėra patogios, jos reikalauja perlipti per save, reikalauja veikti baimės akivaizdui, reikalauja patirti to, kai anksčiau nepatyrei, reikalauja mokintis būti pažeidžiamu, atviru, atsigręžti save, pagalvoti, kaip aš iš tikrųjų jaučiuosi, paklausti savęs, ar mane supa draugai ar draugeliai. Ir daugiausiai įvairių dalykų, o tų, kas praktiškai mes veikiam ant žemės, kokius užsiėmimus darom, tai aš atskleist negaliu, nes kaip dabar startuoja spalį nauja mūsų laida, 100 naujas, nes dabar 1 laidą išleidom jau, dabar startuoja 2 laida, 100 vaikinų, 5 grupės, ir jie nežino, jie atvažiuoja į stovyklą ir jie nežino, į ką atvažiuoja, tiesiog turi daiktų sąrašą, kaip pasiruošti ir tiek, ir atvažiuoja absoliučią nežinę. Ir tai yra irgi ugdymo dalis, patirtis, mes jiem nuolat pasakom, kodėl jūs nežinot. Žinot, švietimo sistema, aš labai aiškiai pamenu, kai ateini į mokyklą, turbūt ir tau tai buvo, ateini į mokyklą ir tau reikia rašyti rašinėlį. Reikia. Kaip manai, kodėl reikia Vita rašyti tau rašinėlį? Kodėl? Kodėl pasako, reikia rašyti? Nes tokia programa. Bet tai kodėl tokia programa? Nustatyta švietimo. Tai bet kas man iš to, kad aš rašau tą rašinėlį? Tapsi protingesnis?
Ir va čia yra esmė. Mes Vyrų kalvės akademijoje 50% laiko praleidžiam jiem įvairiausiais rakursais ir pjūviais aiškydami, kodėl jiem bus svarbu tai, ką jie dabar patirs ir darys. Ir tiek pat laiko mes skiriam darimui ir patyrimui. Nes įnorinti jauną žmogų kažką daryti yra neįmanoma. Ir mano subjektyva nuomonė, kuri yra nebūtinai teisinga, štai yra vieta, kur dažnai švietimo formali sistema prasileidžia, nes bando įnorinti, nepaaiškinant kodėl. Pavyzdžiui, tą patį rašinėlį galima paaiškinti, kad kodėl tau yra naudinga rašyti rašinėlį. Aš jau pažįstu savo klasėje, jau žinau, šitas svajoja būti tiesiog influenceris, daug kalbėti, dėstyti mintis ir filmuoti. Aš žinau, kaip jam parduoti rašinėlio temą. Atsiverčiu mokslinius tyrimus ir skaitau. Žiūrėk, Jokūbai, šitas mokslinis tyrimas, jisai va taip ir rašo, kad jeigu mes rašom rašinėlius, mes keičiam savo smegenyse esančias neuronų jungtis ir jas treniruojam, kalbant, dėstyti savo mintis tam tikrais blokais. Mes sugalvojam kažkokį teiginį, tada A, B, C, D galim pagrįsti. Ir tai yra labai didelė stiprybė, kuomet mes norim kažkokią mintį pertikti žodžiu, tu nori būti influenceris, nori uždirbti milijoną, seni, tau to reikia. Tavęsme, pažiūrėk, ką su to gali padaryti, dar numeti kokius 3 influencerius, kurie apie tai patvirtina, kalba ir žmogus viskas. Jis tada per lietuvių pamokas bus labiausiai sukaupęs bičas pasaulį ir darys tai, ką reikia, nes jis yra paliestas individualiai, jis žino, kodėl jam tai yra svarbu, o ne dėl to, kad, mokytoja liepia, reikia tai daryti. Nesąmonė. Tai mes labai daug laiko sudedam į tą būtent dalyką, kad einam žygį, sušlapsim, sausis, maudomės pelkiai, žiauriai nepatogu. Kodėl mes tai darom? Ir primenam, kodėl, nes gyvenime bus irgi sunku, mes kiekvienas ateisim į pelkės, iš kurių tiesiog norėsim bėgti, tiesiog visiškai bėgti ir užmiršim, kodėl į tą pelkę atėjom, o kažkada aiškiai žinojom, nes mano svajonė yra tas ir tas. Tačiau aš įsigandau to šalčio pelkiai ir pabėgau ir išbridau. Klausyk, treniruokis dabar save išbūt toj pelkiai tiek, kiek reikia, kad tu atsidurtum kitoj pusėje. Ir apie tuos dalykus, apie tokius. Ir labai gaila matyti, kiek daug jaunų žmonių negauna patikėjimo jais, kai to labai reikia, nes manau, kad prieš mum patiems patikint mumis, pirmiausia, reikia aplinkoje stiprių žmonių, kurie nepabijos patikėti mumis pirmi, negu prieš tai, kai patikim mes. Tai mes Vyrų kalvės akademijai to labai ir duodam. Mes tikim kiekvienu vaiku, sergam už kiekvieną bičą, kad ir kokios būtų jo drąsios svajonės, didelės, nepatogios. Labai palaikom ir labai skatinam. Jūs atsakote į klausimą, kodėl, kas yra labai svarbu, siekiant bet kokį tikslą, ar ne? Suteikėt palaikymą, kad suprastų berniukai, kad jie turi stiprų palaikymą ir kad daryk tai, ką nori, tai apie ką svajoji, apie ką galvoji, kad kur tavęs laukia sėkmė, ar ne, kad viskas bus gerai. Ir labai, Vita, svarbu šitoj vietoj momentas labai svarbus yra tas, kad mes taip pat jam primenam, kad ir jūs susimausit tuo sekdami. Jūs suklysit, jums nepavyks, bus žiauriai sunku, bet šitoj vietoj neužmirškit, kad jūs esat ne vieni. Viena pagrindinio aksiomų Vyrų kalvės akademijoje yra bendrystės jausmas. Parodyt vaikinam, kad kai jie susimauna, jiem nebūtina būti vieniem. Jie turi kitus žmonės aplinkui, į ką atsiremti. Ir žinai, kiek įgauni stiprybę žmogus, kai žinai, kad aš sufeilinau, bet už manęs yra hebra, kurie toliau mane palaiko nuoširdžiai. Negrūzinai nesako, gaidį, aš sakiau, kad tai bus, būk ant žemės, girdi. O kurie iš tikrųjų palaiko ir sako, shit happens. Varom toliau, bandom iš naujo, pažiūrim, ką galim padaryti kitaip. Ir čia yra belia kokia stiprybė. Tai yra daug didesnė stiprybė negu tas vidinis kodėl. Nes kai tas vidinis kodėl atsitinka, supratimas ir turi motyvuotas esi ir esi išsukdęs discipliną siekti, tame yra tada daug tokios jėgos, šaltumo, bet nėra daug širdies, o širdis atsiranda su tuo bendrumu ir tada ta šiluma, kur tu gali eiti ir siekti. O į stovyklą, kiek aš žiūrėjau jūsų video interviu su jau perėjus šitą programą metinę, ar ne, vaikinukai sako, kad nelabai norėjo eiti į tą stovyklą, kad buvo požiūris ten toksai, kad ką man čia to reikia, kas ten dabar bus, kas čia dabar vyksta, bet po visų tų
pojūčių, potyrių, jie visiškai pasikeičia kardinaliai. Ir jų beklausant, aš ne kartą apsiverkiau kaip mama, kaip turinti 2 berniukus, 2 sūnus, aš ne kartą apsiverkiau. Tai tikrai labai jautru ir labai gražu. Bet ir aš niekaip bandau įsivaizduoti, o kaip reikia pranešti sūnui, nes aš kaip suprantu, ateina į jūsų akademiją tokie, kurie galbūt jaučia poreikį, ar ne? Tai turbūt galbūt labiau iš tėvelių tas yra poreikis ateiti su sūnum, atrasti ryšį. Ar nes kažkaip drįstu abejoti, kad paauglys sūnus sako, noriu eiti į vyrų kalvės akademiją. Ten girdėjau, yra cool, ten, žinai, yra labai faina. Mes esam pradžioj šito užsinorinimo paauglių, nes prieš metus nieko dar nebuvo. Prieš metus startavo pirmoji laida ir pirmoji laidoj iš 100 jaunuolių 80 atvyko tokių, kurių tėvai daug labiau norėjo negu jie patys. Nes jie nežinojo, kas vyksta. Šita programa neegzistavo. Jie buvo anksčiau stovyklavę Vatansų stovyklose, iš ko čia irgi yra bendri vadovai ir panašiai. Ir tiek. Ir tada po metų jie visi pamatė, kad viskas aišku. Net tie vaikinai, kurie iki paskutinės stovyklos visus metus, pavyzdžiui, vienas vaikinas, visus metus žiauriai nenorėjo čia varyti, labai priešinosi, tiesiog norėjo parodyti tėvam, kad čia kur mane įkišot nesąmonė ir vis priešinos labai protestavo. Po paskutinės stovyklos mes rišom tokius mazgelius, su palinkėjimais viens kitam labai jautri dalis ir jis prieina prie manęs ir sako, aš noriu būti 2 metais. Ką man daryti, kad būtų 2 metais? Ir aš sakau, seniai, aš visiškai nesitikėjau, nes jisai kiekvieną kartą parodydavo aiškiai, kad nenori čia būti, o dabar jis ir prireikė paskutinės stovyklos, tos savaitės trukmės žygio aplink Asvejos ežerą 100 kilometrų, kad jisai suprastų, kad čia žiauriai nepatogu, bet tai yra verta. Ir kiekvienas atsidaro labai individualiai ir labai skirtingai. Ir ir dabar mes turim antrokų, turim 22, vieną grupę antrokų ir 4 grupės pirmokų, su kuriais startuojam šiais metais. Ir atsakant į tavo klausimą, tai šiais metais, dabar, kai vyko pirmieji 2 tėvų susirinkimai prieš šių metų studijas, jeigu praeitais metais buvo 80%, kur labiau nori tėvai, šiais metais yra 30%. Visur kitur nori labiau sūnus. Komunikacija veikia tai, kad patys vaikinai čia studijavę dalinasi, iš ten ateina nemažai. Mes taip pat padarėm 3 stovyklas savaitgalio trukmės, kur galėjo paragauti, ką reiškia studijuoti Vyrų kalvės akademijoje. Kitais metais darysim tokias 6 nuo lapkričio mėnesį ir automatiškai ten paragauja ir pamato, kad atkrenta tie, kurie tikrai nenori, dar yra nepasiruošę, kaip tu sakai prieš šitą įrašą apie žiedą, dar nėra prasiruošęs jis prasiskleis, o tie, kurie jau yra tame, jie sako tėvam, ašin, baro. Ir mes taikom su Mindaugu Vidugiriu tokią praktiką ir kitais vadovais, kad jei tėvai labai labai nori, sūnus protestuoja ir normalu, kad protestuoja, nes kaip Mindaugas sako, jis viską turi. Šaldytuvą pilną turi, stogą turi, kompą turi, Wi-Fi turi, kambarį turi. Nieko daugiau nereikia. Viskas, dėl ko reikia stengtis. Nėra dėl ko stengtis, tai ką man lysti kažkokį diskomfortą į erdvę, kur nežinau, ką daryti, kai aš viską turiu. Ir mane net papirkti sunku, nes aš viską turiu. Tai ir mes tada kalbam su jais individualiai. Susiskambinam, taip kaip dabar mes dviese šnekam ir kalbam. Ir atsitinka, kad dažniausiai tokie tada atvyksta. O kaip manai, ar vaikinukai, tie, kurie nori atvykti, jie atvyksta dėl to, kad jiems reikalingas ryšys su tėčiu ir galvoja, sustiprinsiu tą ryšį, ar dėl to, kad jie yra ištroškę, jiems reikia iššūkių, tokių kaip stovyklavietės, maudymas šaltam vandenį, miegojimas palapinėje, gamtoje, ko jiems reikia? Mes iššūkių esam ištroškę labai retas iš mūsų. Ir jeigu esam ištroškę iššūkių, vis tiek kažkokia yra priežastis, dėl ko mes esam ištroškę tų iššūkių. Ar mes iššūkių esam ištroškę dėl to, kad aš esu susikūrę savo galvoje istoriją, kad įveikęs aš tos iššūkius gausiu daugiau pripažinimo?
iš kitų plojimų. Klausimas, kas lypi ir už to, žinai. Ir aš tik noriu šitoje vietoje šiek tiek patikslinti, Vyrų kalvės akademijose metinėse studijos ten yra tik paaugliam. Su tėčiais ten per daug nieko nevyksta. Tėčių ir sūnaus stovyklos yra atskiras dalykas, kur organizuojam ir ten jau atvyksta žmonės. O į akademiją paaugliai dažniausiai atvyksta, nes tie, kurie ateina noriai, dėl to, kad žino, jog gali gyvenime pasiekti dalykų, bet jie nebūtinai turi įrankių ir gebėjimų tai padaryti. Ir jie supranta, kad būdami čia jie gaus per patirtį praktinius įrankius, kaip būtent veikti nepatogiose situacijose, kaip siekti savo tikslų, kaip bendrauti su kitais, kaip atpažinti savo emocijas, kaip veikti patyčių akivaizdu, įvairiausių temų, saviugdos temų, tai, kad dažnai formali švietimo sistema palieka kažkur gyvenimo paraštėse, kad tai atsitiks savaime, santykiai, visi kiti dalykai, pasitikėjimas atsitiks savaime. O mes šitą iškeliam į viršų ir dirbam su tais dalykais, kurie atsitinka savaime. Ir tada tie vaikinai jau žino, kad jo ateina čia ir bus rimtas darbas, nepatogus, bet vertas. Ar yra buvo tokių situacijų, kad vaikinukai neišlaiko tos patirties ir tiesiog pasitraukia iš akademijos? Mes, kuomet komunikuojam su tėvais ir prieš pasirašant sutartį, jie puikiai žino, kad kadangi čia yra labai ribotas kiekis žmonių gali per metus studijuoti ir mes to skaičiaus nedidinsim, mūsų yra tikslas augti į gylį, ne į plotį. Ir jie žino, kad jie užima kažkieno vietą, kas gali būti toje vietoje. Ir yra labai aišku, nepaisant to, kad sūnus nebenorės ir panašiai, nes taip gali atsitikti, tai yra paauglystė, tai yra kalneliai, tai nori, tai nenori, tai yra normalu. Bet tai yra lygiai tas pats kaip ir šituo požiūriu kaip mokykla, kad į mokyklą irgi ne visada nori eiti, ne? Bet kažkodėl einam. Tai mes su tėvais surėmėm pečiais ir atlaikom ir sutarėm išbūti čia iki galo, kad ir kas vyktų. Ir tada atsitinka tokios gražios istorijos, kai bičias po paskutinės stovyklos ateina ir sako, aš noriu 2 metus. Tai va, čia vienas iš tokių va, labai aiškių pavyzdžių. Jo, ir noriu pasakyti, kad šitam projekte labai svarbu yra tai, kad ką mes darom. Čia yra 3 šalys, čia yra mentoriai, čia yra tėvai ir čia yra vaikinai. Ką mes labai stipriai norim padaryti, apjungti visus 3. Kad būtų kuo arčiau. Mes nuolat prašom, neprašom, bet mes nuolat kalbame su tėvais, kas vyksta pas juos ir panašiai. Mes nuolat skatinam tėvus skambinti, sakyti, kas jiems galbūt nepatinka, jie nesupranta, galbūt pyksta dėl kažko ant mūsų ir pačiai mes juos skatinam būti nagliems, atvirai. Aš pirmą skambutį, kai skambinu tėvams, sakau, žiūrėkit, būkit nagli ir skambinkit mum ir būkit nagli mum. Iš tikrųjų, sakykit, ką galvojat, ką manot ir toliau, nes mes žinom, kad tik tais tokiu būdu, nevengdami jokio negatyvaus feedbacko, jokių pamokymų, mes galim iš tikrųjų geriausių būdų pasitarnauti jų sūnums, kai nėra nieko laikoma užanty ir panašiai. Tai mes labai stipriai bandom tai daryti, nes matom, kaip dažnai vyksta taip, mokyklose pavyzdžiui, nebūtinai visose, bet kai kuriuose, kad tėvai nuolat nepatenkinti, kai kažką mokytojai daro, mokytojai bijo būti autoritetais, nes iš tėvų gaus kažkokį piktą laišką ar dar kažką tokio, o mokiniai mano, kad ir šitie durniai, ir šitie nesupranta, kaip reikia gyventi. Nes paauglystė yra apie tai. Ir tada viskas. O mes bandom juos labai apjungti, suartinti. Edvinai, o kaip manai, kokia pagrindinė problema yra, galbūt ne problema, kokie berniukai ateina labiausiai užgožti galbūt, kurie bijo išreikšti savo nuomonės, kurie, nežinau, bijo dėmesio, gal kažkas tai kažkokį smurtą yra patyrę, nes kiek žinau, tai iki šiol vis dar labai gaila, bet mokyklose patiria kai kurie vaikai smurtą. Tai kokia didžiausia problema yra? Jeigu kas liečia akademijos patirtį, tai yra labai sunku pasakyti, nes kiekvienas vaikinas ateina labai individualiai. Galima labiausiai tai pamatyti galbūt per savivertės pjūvį, kad ateina su labai tokiom aiškiom nukrypimų nuo sveikos savivertės, kuomet mano, kad aš čia negaliu ir panašiai.
šitas dalykas. Antras dalykas yra laukimas iniciatyvos iš aplinkos ir savo paties iniciatyvos neprisijėmimas. Toks yra dažnas irgi dalykas. Rodymas pirštu, kad, va, tai reikia padaryti, bet aš pats nieko nedarau, tiesiog pointinu. O jeigu liečiant turbūt ne tik akademijos kontekstą, man teko susidurti su 3 šauktinių laidom, kuomet dar tarnavau kariuomenėje, ir tai yra 18-19 metų. Tie patys paaugliai vaikinai, taip visiškai nieko nesiskiria nuo 16-mečių. Tai yra visiškai identiška tas pats, tiesiog kad pase jis yra jau kabutėse suaugęs. Tai pirmas dalykas vėlgi tai yra savivertė. Toks per mažas arba kartais net per didelis išeinantis visiškai iš savo burbulo pasitikėjimas savim, bet dar svarbesnis dalykas tai yra negebėjimas suprasti, kas su manim vyksta tam tikrose situacijose, atpažinti savo emocijų ir tada savo paties primetimas kitam kažkaip, ar tai per agresiją, ar tai per norą primest valią, ar tai per buvimą auka, kažkaip paveikti kitą vien dėl to, kad aš nesuprantu, kaip aš pats jaučiuosi, nesuprantu, kas su manim vyksta ir panašiai. Tai mes akademijoje labai daug tą dėmesio skiriam šitam būtent dalykui. Ir pavyzdžiui, tu paminėjai patyčias ir smurtą muštynės mokykloje, kas dažnai atsitinka, tai akademijoje mes daug apie tai šnekam. Ir mokomės labai paprasto algoritmo. Ir yra jau ne viena istorija, kai vaikinai dalinasi, jog tai padarė ir kaip tai keičia pačią dinamiką klasėje, mokykloje pas juos, kai jie išdrįsta tai padaryti. Tai ką mes žiemą jos pradeda mokyti šito dalyko, tai kaip dylinti su patyčia. Tai pirmiausia reikia suprasti, kad visą laiką yra agresorius, visą laiką yra auka ir visą laiką yra stebėtojai, kurie stebi. Ir jeigu iš manęs kažkas tyčiojasi, arba kažkas nebūtinai tyčiojasi, o tarkim pasielgia taip, kaip man nepatinka ir mano vidų kažkaip žaidžia. Dažniausiai žmonės yra linkę tai nuryti ir laikyti savį, kad nieko čia tarsi nevyksta. Ir mes mokom labai paprastą mechanizmą. Tai pirma, aš įvardinu, pasakau pirmiausia, stop, man nepatiko, kad tu padarai dabar tą ir tą, nes kai tu tai padarai, aš jaučiuosi taip ir taip. Antras žingsnis yra, kaip jaučiuosi. Tai pirma, stop, man nepatiko tas ir tas, tai mane verčia jaustis taip ir taip. Ir trečia, aš noriu, kad tu taip nebedarytum, nes jeigu tu tai darysi toliau, aš. Tokia labai paprasta formulė. Stop, man nepatinka, kas nepatinka, kodėl nepatinka, ką tai trigerina manį. Ir trečia, jeigu tai nesiliaus, bus tas ir tas ir tas. Ir tokios formulės išmokimas, tu prasme, labai padeda jauniems žmonėms. Ir jie, kai pradeda tai taikyti, keičiasi dinamika klasėje, keičiasi dinamika mokykloje, dinamika visur šeimoje, nes tada vaikinas pats pirmiausia pradeda atpažinti savo poreikius ir supranta, kas jiems svarbu, jis jau pastebi, kad šitai pasielgia su manim, ar man pasakė tą ir tą, mane tai kažkur trigerina viduj, man tai nepatiko. Jis tai pirmia pažįsta save ir antra, jisai visai kuria kitokią aplinką aplink save, kuomet pats geba taip į save pasižiūrėti ir automatiškai nustato ribas aiškės, nes ribų neturėjimas irgi viena yra labai tokia opi problema, ne tik pas paauglius, bet ir pas suaugusius žmonės, negebėjimas nusibrėžti ribų, tokių pagarbių ribų. Iš tikrųjų, geras pavyzdys užkrečia ir, kaip sakiau, tu esi pats, tokia ir tavo aplinka. Tai įsivaizduoju, kad vaikinukams išėjus iš jūsų akademijos, jų aplinka pasikeičia, jų mąstymas pasikeičia. Ir manau, tai pastebi tikrai aplinkiniai ir ypač šeimos nariai. Ir aš manau, kad net šeimos nariams net būna paprasčiau bendrauti, atrasti ryšį, nes kartais mes suaugę, savo vaikams norim padėti ir norėdami padėti mes dar labiau pakenkiam, pakišdami ten, kaip sako, pagalvę, kad būtų nenuskriaustas. Ir iš tikrųjų labai sunku, nes kai tu esi suaugęs, tu vėlgi gyveni kitam pasaulyje ir iš tikrųjų užsimiršta. Pavyzdžiui, kaip aš mama, auginu berniukus ir esu ne kartą sakiusi, kad nesielkit taip, nekreipkite dėmesį į kritiką,
Ten yra buvę, kaip, pavyzdžiui, Amerikoje pats didžiausias žaidimas, kai kalba apie tavo mamą. Tai mano sūnus yra gavęs tokį žaidimą ir buvo konfliktas, buvo net mokykloje, tai bandžiau kalbėti su juo. Bet yra iš tikrųjų nelengva, nes jis sako, aš esu berniukas, tu esi mergaitė, tu manęs nesupranti, ką tai reiškia. Ir reikia bandyti kažkaip tai išeiti iš šitos situacijos. Nesinorisi, kad berniukas liktų kaip auka, toksai, na, galbūt irgi pasijaustų tokiu nevykėliu, bet ir norisi pasakyti, kad reikia mokėti išvengti tokių konfliktų, kad konfliktui tokias muštynės, dar kas nors agresija nepriduoda nieko gero, tai neišsprendžia. Tai iš tikrųjų yra sunku. Ir jūsų tas padarytas darbas yra labai didelis indėlis, aš kiek sakau žiūriu, aš stebiuosi, žaviuosi, tai kad jūs tiek daug gero įdedat. Ir kiek žinau, Edvinai, tu esi pats tarnavęs kariuomenėje, ar ne? Taip. Ir ar, pavyzdžiui, vaikinukai nesibijo to, o gal kaip tik jiems yra toksai kaip autoritetas, kad reikia tavęs klausyti. Edvinas pasakė, užtenka vieno žodžio, viskas darom, nes kitaip bus kaip kariuomeniai. O galbūt net ir yra taip kaip kariuomenė. Girdėjau, kad reikia maudyti šaltam vandenį. Ar visi taip ir maudas? Arba, kaip sakai, kad pasakome, kodėl, pasikalbam ir padarom. Visi taip ir maudosi šaltam vandenyje? Čia yra visiškai kitaip nei kariuomenė. Čia nėra komandų, nėra paliepimo, bet jo, aš tarnau kariuomenė, turiu šitą patirtį. Labai nuostabi patirtis, mane labai daug ko išmokė. Ir kai kuriem vaikinam tai veikia, tie, kurie patys nori kažką su kariuomenė siekti ir panašiai, tai kai tiem, kam yra įdomu, tai automatiškai per kitokį filtrą mato mane ir kitaip girdi tai, ką sakau. Tačiau labai svarbu yra suprasti, kad akademijoje mes prievartos naudojam visiškai naudojam, nieko nėra per prievartą, yra viskas tik susitarimų klausimas. Susitarimai yra žinomi nuo pirmos stovyklos ir susitarimų laikosi ne tik vaikinai, bet ir visi vadovai. Akademijoje nėra nei vieno patyrimo, nei vienos stovyklos ir online susitikimo, kur vaikinai darytų tai, ko vadovai nedaro. Visi vadovai daro tai, ką daro vaikinai, nuo pat pradžių iki galo. Tai pavyzdžiui, maudymas šaltam vandenį, tai labai paprastas susitarimas. Kas nesimaudo, tas nevalgo. Nes nusipraust reikia, ne? Ir ar tai būtų, kartais būna birželis, kartais būna sausis, kartais vasaris, kovas, bet sąlyga tai ta pati. Ir mes labai būnam stipriai su tom sąlygom, susitarimais, tiksliau, nesąlygom. Kad ir būna tokių įvairiausių aplinkybių, kai norisi to susitarimo paimti ir sulaužyti, nes yra jau tiesiog taip nebepatogu, bet suprantam, kad mes pasidarėm susitarimą. Jei dabar jį sulaužysim, tada padės tikimybė, kad mes pradėsim laužyti ir ateities susitarimus. Tai kad ir kaip būtų man skaudu vadovui, kad ir kaip būtų sunku, kad ir kaip aš pats nenorėčiau kažko daryti ar nedaryti, tai buvo mūsų susitarimas. Ir mes mokomės laikytis duoto žodžio. Atsakomybė už save, atsakomybė už savo mintis, už savo žodžius ir už savo poelgius. Ir nuo tokių paprastų dalykų tai prasideda. Absoliučiai nuo tokių paprastų dalykų. Jeigu aš negebu būti atsakingas už savo pasakytą ištartą žodį, kaip aš galiu būti atsakingas vadovas įmonėje ir atsakyti už 20 žmonių atlyginimą ir gerovę, kaip aš galėsiu jais pasirūpinti. Ir pasirūpinti ne tik finansinę prasme, o pasirūpinti taip, kad žinot, jog jie jaučiasi maksimaliai gerai čia, ar aš skiriu pakankamai kiekvienam dėmesio ir taip toliau. Tai va, ir nuo tokių mažų dalykų viskas prasideda. Ir šita akademija neturėtų absoliučiai jokios įtakos, tai taptų dar viena institucija, jeigu mes, vadovai, nustotumėm daryti tą patį, ką daro paaugliai. Nes žmonės, labai ypatingai berniukai, mokosi ne iš knygų, ne iš pasakymų, kad tau taip reikia, o mokosi tiesiog stebėdami kitus žmonės ir juos kopijuodami. Tai jie įsikvepia ir jie stebi ir mato. Jeigu aš sakysiu, jo klausyk, tau rūkymas kenkia ir va moksliniai visi tyrimai ir taip toliau, bet pats rūkysiu,
jam nedais ta informacija, taip tiesiog veikia pasąmonė, viskas, neįmanoma iš to išmokti, nieko gero. Tai mes pirmiausia viską turim patys taikyti savo gyvenime, gyventi taip, kaip šnekam, ir tik tada turim teisę ugdyti paauglius ir žinot, kad tada jie iš tikrųjų mokysis. Ir tai vėlgi vadovo atsakomybė nuo čia prasideda. Edvinai, o ką galėtum pasakyti tokiam berniukui, kuris galbūt stebi, žiūri, aš labai tikiuosi, kad jam įdomu ir žiūri mūsų pokalbį, kuris galbūt nedrįsta, nes paklausius, kad reikia stovyklauti, reikia maudyti šaltam vandenį, kad ten yra su daugiau berniukų, galbūt abejoja savo jėgom ir galvoja, kad aš negalėčiau, man nepavyktų, arba galbūt jis neturi vieną iš tėvų ir žinai, tada yra tokia menkesnė savivertė. Ir ar gali, pavyzdžiui, susisiekti su tavim ir sakyti, žinai, aš pasiklausiau, bet man taip įdomu, norėčiau pabendrauti. Aišku, visada. Susisiekti tikrai galim. Ir, žinai, viskai ką pasakytum tokiam vaikinui. Pirmiausia, jeigu jis jau susisiekė su manim, tai jis vadinės kažko nori ir jau kažką mato tame, kažkokią vieną detalę, kuri jį pakabino, užkabino ir jis jau tame mato ir mato savy tai, klausimas tik tais, ar bijo tai parodyti ir kažkas yra tas barjeras, kuris bijo. Ir tada labai paprastas būtų mano atsakymas, galbūt papasakočiau istoriją apie senelių namus. Mes buvom net ne senelių namuose, o senelių slaugos namuose. Tai ten jau buvo tie žmonės, kurie yra arti mirties. Ir visi 100 jaunuolių ten nuvyko ir jie turėjo valandą laiko bendrauti individualiai su vienu iš senelių arba močiute ir kalbėti apie jų gyvenimą, užduotos gilius klausimus. Ir kai kurie iš vaikinų buvo labai stipriai sukrėsti, nes jie pamatė, kiek daug ten buvusių senų žmonių. Paklausus, ko labiausiai gailisi gyvenime, tai gailisi nepriėmė drąsių sprendimų tada, kai norėjo juos priimti. Kaip gailisi, jog pasirinko saugesnį kelią ir atsisakė savo svajonės. Ir čia yra kaip taisyklė numeris 1 dalykas, ko seni žmonės gulėdami mirties patale labiausiai gailisi. Ir tas gailestis užgimsta būtent tom akimirkom, kai mes kažko atrodo sužimba mūsų akis, norim, paimsim, bet tada susikuriam savo istorijų, kodėl tai yra ne mum, kodėl reikia dar atidėlioti, vietoj to, kad tiesiog vaidintumėm liūtus, nors jaučiamės kaip kačiukai ir eitumėm tai ir pasimtumėm. Aš labai stipriai tikiu, kad patys didžiausi saldumynai, saldainiai, tortai, dovanos, pergalės, mūsų visos svajonės, kaip norim tai pavadinkim, slypi už baimės. Bijau, bet darau. Esmė. Bijau, bet darau. Tai būtų kažkas apie tai. Edvinai, labai ačiū tau už tai, ką jūs darote, nes žiūrint, vis pasižiūriu jūsų visus interviu, naujus filmukus Instagram platformoje, visada suspaudžia širdį, visada, bet iš malonumo, ne iš to, kad yra blogai, bet kaip miela ir gera klausytis vaikinukų, jų tos patirties, tai, ką jie suvokė, to suvokimo. Ir tai yra tokia didi, galinga ir reikalinga misija tai, ką jūs darot. Daugumai berniukų. Tai iš tikrųjų, ačiū už tai, ką darote jūs visi kartu. Ačiū, kad atėjai, nepasididžiavai ir pakalbėjai apie tai. Aš labai tikiuosi, kad bus tokių berniukų, kurie paklausys ir padėsim. Ir labai džiaugiuosi, kad prie to, jeigu taip įvyks, būsiu prisidėjus nors truputėlį ir aš. Žinoma, ačiū. Tai ką, ačiū tau, Edvinai, ir ačiū visiems, kas žiūrite, kas renkatės mano laidą, dar kartą ačiū. Tai, kas pamėgstate, kas dalinatės tuo, nes aš tikiu, kad galima atrasti žmogų, kuriam reikia kur išgirsti tą žinutę. Tad ačiū Edvinai ir ačiū visiems klausytojams.